Sveiki atvykę į Dzūkijos aktyvių pramogų sostinę Dzūkijos dvarą ir pramogų parką Tarzanija. Įsikūrusius Dzūkijos miškų apsuptyje, didžiausios Lietuvos upės Nemuno krante. Giedrė Aldonienė čia kuria tikrą rojų poilsiautojams. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos administruojamos lyder programos parama prisidėjo prie Dzūkijos dvaro ir Tarzanijos infrastruktūros gerbūvio sukūrimo. Labą dieną, esu Nuotykių parko ir Dzūkijos dvaro vadovė ir verslo savininkė. Verslas mūsų yra šeimos, kartu su vyru ir dukra dirbame ir žinoma didelė komanda darbuotojų mums padedančių. Nuotykių parkas Tarzanija įsikūrė 2009 metais, viskas prasidėjo nuo laipinių medžiuose, toliau pramogas plėtėm, atsidarėm kalnelius pašėlusius, toliau pramogas plėtėm, atsirado gaukartai ir toliau atsirado poreikis, kad žmonės turi ir pamaitinti, ir apnakvydinti. Todėl kilo mintis ir buvo atidarytas Dzūkijos dvaras. Dzūkijos dvare žmonės galėjo pailsėti, pavalgyti, pamiegoti. Taip pat įkūrus Dzūkijos dvarą poreikiai augo, nes žmonės jau norėjo ne tik ilsėtis ir miegoti, bet norėjo ir švęsti vestuves, jubiliejus, krikštynas. Tuomet atsirado Nemuno salė, labai mėgiama klientų, oficina šalia Dzūkijos dvaro, kur irgi vyksta įvairūs pobūviai. O paskutinysis mūsų toks produktas, kaip jau pradėjom gražinti aplinką, tai buvo įkurtas Dzūkijos dvaro sodas, kur žmonės gali pailsėti, pasėdėti su etnografiniais motyvais, ką Dzūkijoje veikia, fontanas šviečiantis ir grojantis. Ir du Dzūkijos dvaro kaip priedai tokie, dvaro sodo nameliai, kur irgi skirti įvairiom šventėm. Taip pat norėčiau paminėti, kad mūsų verslo plėtra tikrai nuo 2009 metų per 15 metų nebūtų tokia, jeigu nebūtum įsisavinę europinės paramos. Praktiškai laipinių medžiuose parką pradėjom be europinės paramos, o paskui visos kitos pramogos, visi pastatai, viskas plėtėsi su Europos pagalba. Šiuo metu su Nacionalinė mokėjimo agentūra pasirašė sutartį, atnaujinę visiškai naujai pastatę laipinių parką. Taip pat turime mini golfą irgi su kaimo plėtros parama ir produktas mūsų Dzūkijos dvaro sodas, kuriame yra fontanai, skulptūros irgi gauti su parama.